Labas vakaras, jūsų ekranuose laida Ofiso dramos ir aš jos vedėja Paulina Butiriūtė. Šį vakar kartu su saviugdos kaučere Toma Lisinskiene patyrinėsime labai svarbias temas - ribos, žodis ne ir savivertė bei viso to vaidmuo profesinėme gyvenime. Labas, Toma. Labas, Paulina. Tikiu, kad ne vienam išgirdus žodį ribos, tai asocijuojasi su žodžiu ne ir stop. Ar tai ir yra ribos, ar ribos yra kur kas daugiau? Labai geras klausimas, Paulina. Ribos tikrai yra kur kas daugiau. Ne ir stop apskritai jau sukelia tokį truputėlį įtampą, stresiuką ir dėl to mes dažnai tų ribų ir nebrėžiam. Bet ribos iš tikrųjų yra labai geras dalykas. Tai yra savo poreikių patenkinimas ir žinojimas, kaip aš noriu gyventi, būti, dirbti, egzistuoti. Tai ribos pirmiausia yra apie žodelį kaip. Tai nėra tik stop ir tai nėra tik ne. Tai yra ir apie labai labai didelį taip, kurį sakome pirmiausiai savo. Toma, aš dar pačioj pradžioj žinau, kad tu turi ir savo tą istoriją ir čia man atrodo, kad bus labai aišku, dėl ko mes apie tai kalbam. Papasakok, kaip apskritai atradai šitą temą ir kaip keitėsi tavo gyvenimas. Aha, taip, tau truputėlį dalinausi savo asmeninę istoriją ir galiu ir su žiūrovais pasidalinti, kad gyvenau ne savo gyvenimą, kaip aš mėgstu sakyti. Ir ėjau į darbą, kurio nemėgau. Labai užgniaužusi buvau savo jausmus ir emocijas. Neleidau savo apskritai būti taip, kaip iš vidaus iš tikrųjų labai gerai žinau, kaip noriu būti. Ir dalykus mes labai dažnai sužinome skaudžiausiu būdu, tai man taip ir nutiko. Diagnozė vėžys mane labai labai stipriai supurtė ir aš per tokią akimirką supratau, kad ne, aš daugiau taip nebenoriu. Ir kodėl viskas tas įvyko, kodėl aš gyvenau tokį gyvenimą, nes norėjau būti labai patogi, norėjau būti gera mergaitė, geras žmogus, visą laiką šypsotis, jausti tik tais teigiamus jausmus ir taip toliau ir panašiai. Ribų absoliučiai nebrėžiau. Nors išoriškai daugam atrodė, kad esu griežta, esu reikli. Taip, taip ir buvo, bet pirmiausiai nesižvelgiau į savo pačios norus ir savo pačios poreikius, apie ką iš esmės ir yra ribos. Ir kai taip nutiko, aš tada pradėjau gilintis į savivertės temą ir taip atsirado gyvenime mano ribos, kurias kasdien mokinuosi brėžti vėl ir vėl ir vėl. Kaip tuo metu, kai sakėjai, aš nemokėjau brėžti ribų, nebrėžiau tų ribų, kaip tuo metu atrodė tavo profesinis gyvenimas? O, taip jisai ir atrodė. Laiko neskaičiuoju, reikia būnu, savaitgaliais pasiekiama, 9 val. Vakaro ragelį keliu, visiems projektams sakau taip, visiems esu patogi, darbą duosi, aš paimsiu, nesvarbu, kad jau darbo iki čia. Žodžiu, labai labai patogus žmogus buvau. O kaip tu tuo metu jauteisi? Nes blogai. Viduje tai turbūt buvo taip, na kodėl aš taip darau ir vėl tą patį. Nes kai žmogus nemoka brėžti ribų ir aš tas žmogus buvau ir vis dar kartais esu tam tikrose situacijose, jautiesi blogai, nes nori gero kitam, bet prisidarai blogo savo. Nes tu nuvili pirmiausiai patį brangiausią žmogų šitam gyvenime, save. Ką tik išgirdau pasakojimą, kuris skambėtų apie kolegą, kuris neturi ribų ir jis yra, bet čia labai fainas kolega, o ofise čia tas, kur visada tokį padeda. Kolegą visi norėtumėm, arba dauguma norėtumėm iš tikrųjų turėti, nes jis paims ir mano darbus, jisai bus labai atviras, ko paklausiu, to gausiu, savo asmeniniu gyvenimu dalinsis, žodžiu, viršvalandžius dirbs, o jeigu esu vadovas, tai nuostabus darbininkas tu man esi. Tokį darbuotoją tikrai mielai pasamdyčiau, nes man rūpintis nieko nereikia. Ką daviau, tą žinau, kad padarysi. Nesvarbu, kad 9 ar 11 vakaro. Ir dar truputį daugiau, ne tik tai, ką davėjai. O kaip skambėtų, pavyzdžiui, pasakojimas, tarkim, tu man pasakotum apie kolegą, kuris brėžia ribas, mes, aišku, taip niekada neįvardinam, kad, jis tas, kuris žino, ko nori ir brėžia ribas. Taip. Kaip tu pasakotum apie tokį žmogų, kuris darbe brėžia ribas? Ir Paulina, labai geras klausimas vien dėl to, kad mes tokį kolegą tikrai bent vieną visi pažįstam. Ir tas žmogus atrodo taip. Jisai labai gerai žino, kada darbas prasideda, kada jisai baigėsi. Jisai labai gerai žino savo apkrovas. Jisai drįsta pasakyti ne, šitam projektui aš negaliu skirti laiko, nes turiu tą ir aną ir trečią.
Jisai labai gerbs žmogaus absoliučias ribas, reiškia, ir asmeninės, ir emocinės, ir laiko. Vadinasi, nelys su klausimais, kurie netaktiški, neetiški. Tas žmogus, jisai toksai, sakyčiau, labai korektiškas ir adekvatus. Ir jisai tikrai nesėdės viršvalandžių, nebent susitars kitaip. Ir dažnu atveju tas žmogus, jau čia skamba ne pernelyg patogiai, jisai ir tiesiai šviesiai ir pasakys, kad tai jau už mano ribų ir taip toliau, ir ką mes tada darom, apsisukam ir einam pas tą, kur neturi ribų. Taip, ir va tas tiesiai šviesiai dar noriu labai pareflektuoti, kad mums atrodo brėžti ribas, tai būtinai kažkur pasiųsti, būtinai kažkaip piktai tai pasakyti, bet mes tą galim daryti su labai didelė pagarba ir labai didelė meilė, kad negaliu, todėl kad X, Y, Z, ne? Ir tai parodys mano pagarbą tau, bet kai turėsiu laiko, aš būtinai paimsiu. Aišku, jeigu aš to norėsiu, bet vėlgi čia yra susitarimai ir dėrybų klausimas. Ir ribos nėra tik tais apie griežtumą, apie kažkokią tais nepagarbą, apie, sakau, pasiuntimą, kaip mes įsivaizduojam, ar agresiją, jokiais būdais. Tas žmogus, kuris išlaiko savo ašį, jisai tą darys pakankamai arba net labai pagarbiai. Čia jau kalbėjome apie tai, kad apie ribas mes turime labai aiškiai iškomunikuoti. Kokios čia dar yra svarbiausios taisyklės, ką daryti ir ko nepadaryti, kaip tinkamai iškomunikuoti tas savo ribas? Taip, labai tu esminį žodį paminėjai, kad ribos, kai yra brėžiamos, turi būti labai aiškus komunikavimas, reiškia, nepalikti vietos interpretacijai, nepalikti, kad savaime suprantama kažkas kažkam yra, vadinasi sąvokų suderinimas. Ir kitas labai svarbus dalykas, kai mes ribą nubrėžiam, mes turim patys jos laikytis. Nes kas įvyksta? Aš pasakysiu, ne Paulina, man taip netinka ir aš dabar šitą darbą nedarysiu. Po 5 minučių ar po valandos aš apsisukus, ai nu gerai, tiek to, duok, ką tu ten esi sugalvojus. Tai išlaikymas ir išbuvimas, kitaip sakant, jeigu aš pasakiau, kokia bus pasiekmė, ne, arba nepasakiau, bet tiesiog pasakiau, kad negaliu, aš turiu laikyti savo duoto žodžio. Pirmiausia prieš save. O kas čia atsitinka tuo momentu, turbūt jausmai tie visi kaltės ir panašiai mus supurto taip, kad gal, ai gerai, man per sunku išbūti, ar ne, tame, ir tada aš apsisuku ir sakau, renkuosi tą lengvesnį kelią. Lengvesnį kelią kitam, bet tikrai ne savo. Ir tą kelią mes patys turime praminti. Ir jisai vis dėlto nebus pats lengviausias. Čia kaip didelę šūsnį sniego nusikasti, ne? Tai reikalaus truputėlį ir energijos, ir prakaičiuko, ir raumenukų. Taip ir su ribų brėžimu. Jų mokinimasis yra apie tai, kad pirmiausiai visada bus kaltė. Bet jinai palaipsniui mažės, kuo mes daugiau tą praktikuosime. Nes ribos yra ne kas kita kaip tik įgūdis. Kaip ir į sporto salę einant, ne? Pradžioj gal ir kilogramą būna sunku pakelti, o paskui ir skauda viskas. Ir skauda, ir jaučiu, ir nepatogu, ir norisi mesti. Lygiai taip pačiai ir su ribom. Bet kuo daugiau praktikuojam, tuo kaltė mažėja, tuo pasitenkinimas savimi didėja. Tuo mes galim net pagauti azartą, kad pasitikrinu, koks čia mano poreikis, negaliu, vadinasi, sakau ne kitam, bet pasakau taip savo. Dar pakalbėkime apskritai apie ribų rūšis. Kokios yra ribų rūšys ir kurios iš jų yra pačios aktualiausios, o gal dažniausiai peržengiamos būtent profesinėme gyvenime? Labai irgi geras klausimas. Ačiū, Paulina, tokie faini klausimai. Tai rūšys ir tipai yra. Tai noriu išskirti šituos du momentus. Nes ribos pačios tokios kaip iš savęs, jos gali būti labai griežtos. Tai jeigu įsivaizduosim teritoriją, ne, tai jinai kaip pilis, aptverta labai aukšta tvora, pro kurią niekas neįeis ir nieko negali pamatyti. Tai čia griežtos ribos. Tada gali būti, kad visai nieko nėra, plynas laukas ir nesuprasite, kur čia teritorija baigėsi, kur čia prasideda, vadinasi, ribų nėra. Ir gali būti lankščios ribos. Tvora aptverta, varteliai yra, kada noriu, kada tinka, kada patinka įsileidžiu, kada ne, užrakinu ir sakau, šiandien uždaryta. Tai čia yra tipas.
Toliau yra rūšys. Ir rūšys šiaip skirstamos labai įvairiai, bet aš pati, kiek pastebiu ir iš savo darbo, ir iš gyvenimo, aktualiausias yra 5 tokios. Ir kaip aš mėgstu rodyti ant savęs, tai yra, kas yra mūsų galvoje, reiškia mentalinės arba intelektualinės, reiškia mūsų mintis, nuomonės, įsitikinimai, kažkokios idėjos ir kaip mes su tuo elgiamės su savo pačių ir su kito žmogaus visu šituo reikalu. Toliau mes turim, reiškia, viduj emocinės ribas, ar aš leidžiu savo jausti, ko aš, pavyzdžiui, savo neleisdavau, ne? Viskas yra gerai ir neklausinėkit. Kaip aš leidžiu kitam, ar man patogu būti su kito džiaugsmu, ar aš išbūnu su kito ašaromis, ne? Ir taip toliau. Toliau mes turim kūną, reiškia fizinės ribos, ar aš galiu tave liesti, ar aš moku atsiklausti, ar tau patogu su manim apsikabinti, ar tu nori, o bučiuotis į žandą, ar priimtina, ar nepriimtina. Viskas, ką mes darom su savo kūnu. Ir vėlgi aš kalbu daugiau per kito žmogaus prizmę, bet kaip aš su savo kūnu elgiuosi, ar aš jo nesmaugiu, ar aš jo nemaitinu nesveikų maistų, ar aš jį palaikau gyvybiškai, ne? Einu pasivaikščioti, sportuoju ir taip toliau. Toliau mes turim viskas, kas mus supa, tai reiškia materialusis pasaulis. Tai viskas, ką aš galiu pačiupinėti. Automobilis, pinigai, ten, nežinau, stalas, daiktai, kitaip sakant, ne? Ir kaip aš su tuo elgiuosi. Ar aš pasiskolinusi pas Pauliną, pavyzdžiui, automobilį, ar aš jį grąžinsiu tokios pačios būklės. Ar aš gerbsiu juos tą automobilį. O gal aš nuvažiuosiu tiek, kiek ten pripilta degalų ir sakysiu, žinai, pasim kažkur prie Klaipėdos, nes man sustojo. O dar ten rasi McDonald'ą visokių ten šiukšlyčių ir panašiai. Ne? Arba ne, arba aš gerbiu tavo ribas ir grąžinu tai, ką pasiėmiau. Ir aišku, mano mėgstamos ir biure, ofise, kaip tu vadini, labai dažnai pažeidžiamos ribos, tai yra laiko ribos, kad mums yra labai suprantama. Tai aš gerbiu savo ir kito laiką. Tai pavyzdžiui, ar aš gerbiu Paulinos laiką, kai mes susitarim tam tikrą valandą filmuoti, ar aš atvykstu laiku, o gal truputėlį net anksčiau, kad išvengti kažkokio streso, o gal aš neatvykstu, bet net ir nepaskambinu ir nepranešu, o viskas jau suruošta, studija laukia, operatorius laukia, o to mane prasinešus. Va čia mes irgi kalbam apie ribas. Aš pavyzdžių jau išgirdau, kaip atrodo to ribų peržengimas, pažeidimas. Bet dabar klausiu dar apie tai, o kokie žmonės iš tikrųjų, kokie galbūt yra jų tipai, kurie dažniausiai perženginėja tas ribas, o galbūt netgi tai jų nesupranta, o galbūt tai daro kažkaip specialiai dėl tam tikrų tikslų, nežinau kokių. Kokie žmonės taip dažniausiai yra tie tokie perženginėtojai? Tai žmonės, kurie nori, mes visi. Taip pasakysiu, labai plačiai, mes visi. Kai mes norim patenkinti savo poreikį, mes bandom kito ribas. Pasąmoningai. Noriu įvardinti tą labai žodį pasąmoningai, nes mes dažnu atveju nespecialiai perženginėjam ribas, kartais net nežinom, kad čia apskritai kalba eina apie ribas. Tai mes visi, bet labiau linkę perženginėti tie, kurie, kaip čia pasakyti, žino, kaip veikia manipuliacija, žino, kad šalia manęs yra tas žmogus, kuris sutinka padaryti darbus, tarkim, už mane. Tai yra žmonės, iš esmės, kurie ir savo ribų nelabai paiso. O kokią įtaką apskritai, čia noriu paklausti, turi darbo aplinka ir pati organizacijos kultūra ribų brėžimui? Labai didelė. Todėl, kad ribų brėžimai, netgi kultūra, socialiniai visi įsitikinimai turi, tai mes tik sumažinam tą erdvę ir patalpinam pavadinimu ofisas, ne? Ir jeigu mes turim tokį kontekstą, kuriame vadovas pats labai gerai žino, kas yra ribos, pats jų labai stipriai laikosi, vadinasi, jisai mums rodo pavyzdį. O jeigu mes patenkam į ofisą, man labai patinka tas serialas Ofisas, kuriame vadovas, ką jis nori, tą jis daro, ten apie ribas iš vis jokios kalbos nėra. Tai vat apie tokį ofisą, kai mes kalbam, vadinasi, nėra apie ką kalbėti. Nepritapsi. Nepritapsi. Bet jeigu mes norim kalbėti apie tokį korektišką ofisą, kur mūsų ribos yra gerbiamas, tai pirmiausia, tai prasideda nuo vadovo, nes viskas prasideda nuo galvos.
Žinai, kai žmonės išgirsta apie tas ribas, apie jų brėžimą, na, tada viską pradeda vadinti ribom ir jų paprašė padaryti darbą, atlik savo darbą, peržengiai mano ribas, nedarysiu. Ar esi pastebėjusi tokių situacijų, ką žmonės pavadina ribų peržengimu, bet tai nėra apie tai? Taip, labai geras klausimas, aš jau kartojuosi, bet tikrai labai labai vertingi klausimai. Žmogus, aš turiu net labai pavyzdį gražų. Bičiulė, kuri pradėjo mokintis brėžti ribas, nes buvo tikrai labai žema savivertė, tai mes pradėjom su ja mokintis brėžti ribas ir aš jai užduodu klausimą ir jinai man sako, o sakau, o kas čia? Sako, aš ribas brėžiu. Tai žmonės labai dažnai maišo ribų brėžimą su agresija, su nenoru kažką daryti. Bet ribos tai yra apie susitarimą ir ribos visada yra apie santykį. Tai ne tik, kaip aš sakau, kad apie žodelį kaip aš noriu, bet tam santykiui mes esam dviese, vadinasi, mes turim sutarti, kaip mums abiems yra priimtina. Vadinasi, čia mes jau nekalbam apie tokius dalykus, kaip man patinka, nepatinka, nes iš esmės mes sudarėm taisyklės, kurių turim laikytis. Ir jeigu tu pasakysi, Paulina, kad mano darbas iki 17 ir tau, pavyzdžiui, tavo darbuotojas ateis ir sakys, o va čia aš brėšiu ribą ir dirbsiu iki 16, tai čia jau yra susitarimo pažeidimas ir čia nieko bendro su ribom neturi. Čia išponėjimas, susireikšminimas, vadink kaip nori, bet tikrai ne ribos. O kai žmonės sako, aš visada pasiekiamas, gali man skambinti bet kada, bet kaip, ar tai reiškia, kad jie tiesiog neturi ribų, ar tai yra to žmogaus ribų lygis, na ir jisai susitarė su tam tikru žmogumi, kad, na, tu man gali taip daryti. Taip, Paulina, tai čia va, to žmogaus ribų lygis vadinasi plynas laukas, kaip aš sakiau. Ribų nėra ir niekas nežino, kur jos prasideda ir kur jos baigėsi. Ne jis pats. Ne jis pats, aišku, nes viskas nuo mūsų pačių ir prasideda pirmiausia. Toks žmogus, kuris sako, kad aš esu visada pasiekiamas, tu man gali skambinti dieną naktį, 24/7 ir taip toliau, ne? Vadinasi, jisai ne tik, kad nežino savo ribų, jisai nori būti patogus, jisai nori būti taip vadinamas gero žmogaus sindromas, jisai nori būti geru žmogumi. Geru kitam, bet vėlgi pasikartosiu, ne savo. O viskas turėtų eiti atvirkščiai. Kaip aš mėgstu sakyti, pirmiausiai aš, tada kitas ir tik tada visas pasaulis. Užsiminė apie vadovus, kad iš tikrųjų organizacijoje yra labai svarbus vadovo vaidmuo. Kaip pats vadovas gali padėti darbuotojams, na, pradėti galbūt brėžti ribas ir galbūt čia, nežinau, labai aiškus tikslų ir atsakomybių paskirstimas visiems žinomas gali tai padėti padaryti. Na, kaip vadovas, ką gali padaryti vardant šito tikslo? Aha, ir Paulina, jau tavo klausimai iš esmės yra ir atsakymas. Labai tiksliai sudėlioti tam tikrus dalykus ir ką aš va tik minėjau, kad tai yra dviejų ar daugiau žmonių susitarimas, tai yra tam tikrų taisyklių rinkinys. Tai jeigu vadovas pasakė, kad darbo valandos nuo tiek iki tiek, bet jisai prieš 10 minučių ateina ir sako, Paulina, ateik pusvalandukui pasibendrauti, ne? Jis pats, kaip tas pavyzdys, jau yra netinkamas pavyzdys, kad čia yra apie sveikas ribas, ne? Jau jisai pats peržengia. Tai vadinasi, pavyzdys mums veikia labiausiai. Ir jeigu mes ofisą ir vadovą prilygintumėm kaip dar mažesniam vienetui šeima, juk vaikai mokosi iš tėvų, tai darbuotojai mokosi iš vadovo. Tai jeigu vadovas rodo, kad taip negalima arba galima taip, vadinasi, mes perimsim net ir kažkaip tais galvodami, kad turėtų būti kitaip. Tai aiškus terminai, aiškus susitarimai, susitarimų laikymasis. Va tas žodį pasakiau ir kaip man patinka tas pasakymas, žodis gipsas, bet čia yra apie tą puikų pavyzdį. Jeigu aš sakau vieną, o darau kitą, vadinasi, aš elgsiuosi taip, kaip tu man rodai, ne kaip tu man kalbi. Mūsų pokalbėje taip nekartą nuskambėjo tai, kad, na, jeigu žmogus neturi ribų, tai jis yra patogus ir jis turėtų brėžti tas ribas, sakyti ne ir taip toliau. Ir man tada iš karto jau kyla klausimas, tai o kaip iš esmės atskirti, kada yra tas toksai sveikas lankstumas darbe, kada mes, na, turime daryti tos kompromisus, o kada, na, tai turi būti griežta ir laikytis labai tvirtai savo ribų.
Kaip šituos du dalykus atskirti? Aha, ir iš karto noriu pareflektuoti, kad labai griežta tai neturėtų būti, nes sveikos ribos yra lankščios. Va tie varteliai atsidaro, užsidaro. Ne kraštutinumai. Taip, tai vadinasi, aš turiu įsivertinti savo darbo kiekį, projektų kiekį, va tuos susitarimus. Ir jeigu, pavyzdžiui, ateina vadovas ar kolega su prašymu padėti, truputį užmesti akį, tai aš įsivertinu labai paprastai. Ašgi žinau, kokius darbus ar darbo knygoje, ar Excelio lentelį, ar kažkur esu pasiruošęs, ne? Ir jeigu aš turiu galimybę įterpti ir aš noriu, jeigu čia yra geranoriškas prašymas, ne, ir man nepriklauso mano darbų apimčiai ir sferoje visoje, vadinasi, aš renkuosi padėti ar nepadėti. Bet yra dalykų, kurie mesgi pasirašom sutartį ir įeina į mano darbus ir sakyti, kad aš šitos lentelės ir ataskaitos nepateikinėsiu ir aš čia brėžiu ribą. Nu, tu jau pažeidi mūsų pirminį susitarimą. Tai taip ir laviruoti. Ir aišku, mesgi pajaučiam kūnų. Aš visą laiką sakau, stebėkim savo kūną. Kaip ir norėčiau Paulinai padėti, bet žinau, kad labai didelis apkrovimas, kad ir namo turiu anksčiau važiuoti, nes, tarkim, vaiką į darželį vešiu ir taip toliau ir panašiai. Aš įsivertinu ir kad ir kaip nenoriu aš Paulinai pasakyti, ne šiandien aš turiu pasakyti. Kodėl? Todėl, kad aš pirmiausiai turiu savo poreikius patenkinti. Žinau, kad savivertės tema yra apskritai labai plati, bet šiandien ją palieskime labai trumpai. Savivertė pats žodis, mes jį girdim taip dažnai, kas iš esmės yra ta savivertė, na ir kam ji mums reikalinga. Paulina, aš šiaip tai labai esu didelė kalbos mylėtoja ir ypatingai lietuvių kalbos ir mėgstu per patį žodžio nagrinėjimą eiti. Tai žodis savivertė pats iš savęs jau pasako apie ką tai, kad apie savęs vertinimą, kad aš vertinu save. Ir aišku, čia dedamųjų yra labai daug, mes tai atsinešam daugiausiai iš vaikystės ir paauglystės, ne, kaip ta savivertė transformuojasi ir evoliucionuoja, ne, ir kokią mes ją atsinešam dabartiniam taške, kai esame. Ne. Bet savivertė yra, kad aš nekeliu savo kažkokių klausimų, ar aš esu vertingas. Tai čia giluminė savivertė, reiškia prigimtinė, aš gimiau ir viskas. Ir aš jau vertinga, nes aš gimiau, nes kiek šansų buvo, kad aš negimsiu, ne? O kita savivertė jau ta padaroma, kaip čia susikūriama, kaip pasakyti, ne? Jinai yra apie tai, kad ką aš apie save galvoju, kaip aš dėl to jaučiuosi ir kaip aš dėl to elgiuosi. 3 elementai. Mintis, jausmas ir nes. Jeigu aš apie save blogai galvoju, aš savęs nevertinu, mano jausmas bus toks, nelabai gražus pavadinkim, ir aš greičiausiai netgi dalykų tam tikrų nesiimsiu daryti, nes ašgi ir taip nepakankama, mangi ir taip nepasiseks. Taip, bet kai aš galvoju, kad sveika mano savivertė, taip savo nesakysiu, bet mano mintis kokios bus. Ir pirmą kartą einu, tarkim, filmuotis į laidą, nežinau kaip bus, bet labai tikiuosi, kad man pavyks. Pabandykime, ne? Tai va čia yra sveika savivertė. Kad aš tikiu, kad ir kaip gausis, bet gausis geriausiai. Ir savęs nenuplaksiu. Nenuplaku, neimu to rimbelio, kurį mes labai mėgstam, ir prasideda plakimas, ne? Bet kaip suprantu, savivertė ir ribos jos eina kojon ir jeigu nebus vieno, tikrai nebus ir kito. Taip, tai čia, sakyčiau, toks metafora ir aliuzija, ar višta ar kiaušinis. Tai nežinau, bet šiaip, kai žmogus save vertina, jisai tikrai moka brėžti ribas. Kai jisai savęs nevertina, apie ribų brėžimą mes net kalbėti negalime. Na ir visai pabaigai, duok kelis tokius praktinius patarimus, nuo kurių mes galime pradėti čia ir dabar ir stiprinti savo savivertę ir brėžti ribas. Kokie tai būtų praktiniai patarimai? Praktiniai patarimai. Pradėkit sakyti ne kitam žmogui, kuriam yra lengviausia pasakyti ne. Nes mes dažniausiai pradedam nuo to, kuriam baisiausia mums yra pasakyti. Bosui, va dabar tai mokinsiuosi brėžtam boso ribas. Pradėkit kolegai, nori kavos. Ir jeigu jūs nenorit, pasakai, ačiū, ne. Vat tas dalykas. Kitas dalykas, pradėkim labai jausti savo kūną. Nes jeigu aš pasakysiu Paulinai taip, pasakysiu automatiškai savo ne ir tada pyksiu ant savęs. Reikėjo čia man sutikti, ko jinai čia manęs prašinėjo. Reiškia, jau yra disbalansas kūne, vadinasi,
jau pažeidžiam ribos. Tai 2 tokie praktiniai patarimai, neduosiu daugiau, nes čia yra labai toks pagrindas ir tokia didelė bazė. Jeigu mes šitus pradėsim jausti savo kūną ir pradėsim, kaip toj sporto salėje, nuo to 1 kilogramo, reiškia nesakyti žmonėm, kuriems mums yra lengviausia sakyti ne, patikėkit, mums toliau eisis pakankamai sklandžiai. Pradėti nuo savęs ir nuo svarbiausio nuo to patikėjimo, kad aš galiu ir aš esu vertas ir aš tai turiu padaryti. Taip. Dėl savęs. Dėl savęs, mylimos. Ačiū už pokalbį. Šiandien tai buvo viskas, ką mes kartu su Toma spėjome jums papasakoti. Susitikime prie ekranų kitose Ofiso dramų laidose. Iki.